Nu, baikeriai, pabulti žiemos miego. Pirmas išvažiavimas. Pirmi metai dabar. Biški baisu, nešlapias asfaltas. Nu ką, važiuojam. Apšilinėjimas, technikinė yra, draudimas yra. Parašiau pažįstamai, sakau, lekiam, prasuksim. Sako, technikinė baigęs. Sakau, be problemų, registruokis ir varom technikinę. Tai ką ir varom pažiūrėti. Važiuojam prasivaryti technikinę. Neaišku, ar praeis, varom tiesiog pasižiūrėti ir pasakyti defektus. Pasakys defektus. Sutvarkysim ir praeisim kitą dieną. Ne problema. O šiandien dar galės pasivažinėti net paskutinę dieną. Bet ramiai, mano ir apranga visiškai netinkama dabar. Tai važiuosim šiam, 7, nu, leistinais greičiais. Žadėjau su endurke važiuoti, bet su endurke irgi numerius esu pametęs ir sakęs numerių laikiklį. Numerius pačius jau turiu, bet nenoriu grįžaliuoti bereikalingai, nes ateis numerių laikiklis ir tada prisigrįžaliosiu. O važiuoja kebrytė. Jaučiu, Klaipėdos žmonės net važiuoja vien dėl to, nes šitą žiedą reikia pravažiuoti. Tipo, sako, davai varom gal į Klaipėdą, bet bliam, reikės tą žieduką pravažiuoti baisu. Baisu guldyti. Kaip gražiai riaumoja Cebaras. O Jėzus, matyt, gėda, pelėda. Matau ir sustravoju, to jas atsirado. Technikinę. O atvarė į technikinę. Nu kaip, nesušalai? Lava, biškis šaltas. Jau sveikinomės. Tai ką, tai jaučiu eiktų ten pasirodė, kad atvariai, žinai. Ir po to čia numeriukas susidėk, žinai. Ir įvažiuosi ir pažiūrėsi. Šiandien vis tiek dar galioja, ne? Normaliai.
Nu, tai praėjo ar nepraėjo? Nu, nepraeita technikinė blemba. Kaip čia, sakei, baltą bilietą daug. Baltą bilietą, o kas buvo? Žodžiu, garsas biški per didelis. Per didelis, ane? Reikės sutvarkyti šitą dalykėlį ir... Ir sakė posūkį. Šitus. Reikės sutvarkyti, o šiaip. Ką žinau. Aš pats nefilmuoju. Tai nieko mažda, o šiai viskas gerai toliau, tvarkingai? Nu jo, bandysim čia. Aišku, yra ką reikia dar norit visą laiką pagerinti. Tai prie to paties, manau. Jo, tik viskas šalta, vat kažkuriausia. Tai lekiam gal kurios arbatos kažkur? Vai, kažkur lekiam. Varom iki jūros. Galim varyti iki jūros, šalta bus. Aš nesimaudysiu. Ne. Aš vakar jau maudžiaus. A draugui viskas gerai? Negerai? Iškvies gal greitai jam? Iškviesi man? Ar iškviesi ant tavo pažįstamus? Iškvies greitai jam? A ne, pasakysiu, kad atvažiuotų, pažiūrėtų. O čia jaunų? Ar tiesiog žmogus prigėrė biškį? Prigėrė, ne? Nes kad nesušaltų, žinai. Iškviečiam gal, ne? Pabūsim pilietiškai, iškviesim, nes, nu ką, žinai... Kas nutiko, papasakok. Nu nieko, žmogus guli. Kurioje vietoj pala? Nu, nematytų. Blama, nemačiau. A jūs paskambinsit? Paskambinsit? Tai gerai, aš tada neskambinu, gerai? Ai, ten žmogus. Jo, tai va, paskambins dviratininkas. Aš tai visą laik paskambinu, žinai. Nu, jo. Nes ką, žinai, po to važiuos koks nors įsižiokėlis į telefono, tas ten įskersas išilgais skersais. Ai, aš važiavau kitą juostą, aš nežinau. Jo. Nu gerai, tai va, žmogus paskambins dviratininkas, tai... Ką, lekiam to? Tai va, paskambins. Tai ką lėksim dabar pavalgyt, padarėm mini fotosesiją. Su telefonu net nebereikia fotiką, kam tas fotiką. Jo, būtent. Tai technikinės, kaip sakė, nepraėjom. Biškį dabar prie jūros atvarėm. Jo, apsversim reikalus. Apgersim arbatos, manau, ir lėksim, mane. Jo, kaip sakom. Gerai. Raktą pasi. Ai, gal naujas, kol yra dar nešios gal. Kaip įpratį jau man vidai reikėjo vieną kartą palikti.
Ne, žinai, tu žiūrint, žinai, kur ten vaikščiai visą kitą, ten, koks tas vaibas, žinai, koks žmonių, žinai, ar tu rajone ten palieki, žinai, ar ten. Nu ką, aš tau pasatau, ar batas už nuotraukas, kad nenori po to skola jausis. Nu ką ten nusimanyti, ten nieks nieko tiesiog per garsiai yra biški ir viskas. Reikia jaus sakyti ir pasikeisti, ne? Kokie mes klaipėdiečiai galim sau leisti, ne? Dažniausiai niekad netvarom. Nu kaip, atvarom, bet nesėdėm, nekimalinam, ne? Šius tik randam sugalvojom susteikti. Tai šnekiniai man sugalvojo eiti ir Dainis parašiau. Ir Dainis, tai aš gal joininu tarsi prisijungsiu. Aš pasivažinėt labai norėjau. Ir ta puikiai. Pročiai specialiai sėdynės. Nu ką, valgysim, ne? Teistas. Vieną jau nuteikinsi. Na, verdiktą, ar galima, turi savo asmenę tą... Esmė, kad susimoka baudą, viskas tvarkoja, žinai, ir protokolė aš susimokėti baudą visą kitą, bet daug kas nežino, kad reikia praeiti tos kursus. Jo pradedantysiems, kurie 2 metų neturi. Čia ne tik ir nepradantieji. Ja. Ne, nu esmė tame priklauso, kokią tu gauni administraciją. Nes būna žmonių, kurie susimoka, viskas tvarkoja ir, pavyzdžiui, toliau važinėja ir atėjo kita bauda ir jau kviečia, pavyzdžiui, policiją ir sako, ar čia jūs vairavote, ten, nu taip, žinai, sutinka. Ir pasirodo, sako, kad jūs vairavote neturint teisų, nes pasirodo, atėmė iš prieito, kad teisė tik žmogus nežinojo, kad tos kursus reikia praeiti, sakyti, žinai. Nu, kaip tu pasakai tą istoriją, čia tą patį sakau, kad nežinojo, kad tai kursus. Čia net jeigu ir jau turi stažą, čia kalbama apie tokius grubius nusižengimus. Ne, nu tarkim viršiai ten. Tam. Mes ar vasarį 27. Vasarį 27. Nu, bet niekam nesakykit, gerai. Tau užpipinkit, Pas tave MS yra. Jo. Ir vienas, nes MS. Gerai, skanios arbatos. Dainius manęs klausia, kaip saugiai uostą galėčiau išmokti salto. Tu reikia turėti šalmą, užsivirš šalmą ir darai. Įsėse? Nu, po to atkartosiu. Kodėl ne į vandenį? Kodėl ne į vandenį? Aida, užtenka, šiandieną jau tikrai nesmanis, vakarą maudėmės. Pas mane irgi tam pamatytum, žinai, tam. tą mėlą jau turim. Sugalvojom atvaryti į kažkokią kaziuko mugę ar kas čia besivadintų. Ir, nu, ką žinau, va, taip apsidairyti aplink miestą. Ką tu čia turi? Kas čia dainiau? Aš tai halų čia jau nusipirkau. Koks čia yra? Tamsus, mėgsiu tamsu. Kiek sumokėjau? Per butelį? Ne, nu čia iš vis kas čia per šventį įdomu. Įdomu, žinai. Tai jau šiandien lėksi, ne jau? Ne, nu lėksi į garažą, pastatyti mocą ir pastatęs mocą užbaig dieną kaip tikras bikeris. Bet čia su tokiu normaliu, ne su kažkokiu šiaip, kaip sadina šiaip? Aš nežinau. Ar nepromautinam, ne? Paskui bana. Ne, tiesiog, kaip suprantu, namų gamybos, tamsus alus, turėjo nefiltruotą, visą kitą. Tai čia aš gurmanas, tai dar čipsiuką nusipirksiu ir gerai namie praleisiu laiką. Arba gal važiuodame, davai dabar. Už vairo, ne. Čia jau... Tai va, o be važinėdami, tai sako, varom per centrą ir centre, va, pilna veiksmo. Bet čia kaziuko mugė, kas aš nežinau. Aš irgi neįsivaizduoju. Aš sakiau, motociklingai nežinau. Šis random. Nu. Mes norėjom tiesiog pravažiuoti pro šitą gatvę ir plytą ir viskas. Ir mes taip su Dainium tipo... Aš nusipirkau alaus. Nu, aš dar čia nieko neradau. Tau geros reikėjo pasiekti. Nelabai, aš nemėgsiu, ne? Gerai, jei kažkas bus namus, dar parodysim. Ką jūs? Kiek kubų? Kiek kubų? Litras. Galingiausias jau. Kiek pas jumis? Pem. Kiek pas jumis? Pem. Pem? Kodėl ne 70? Tik nupirkau. Ai, tik nupirkai? Nu ir kiek eina 7-8? Ne. Ne? Ne? Gerai, iki.